Labas. Šios dienos tema kasdienybė su Alzheimeriu ir senatvinė demencija. Išties labai labai rimta tema. Netrukus prie šios temos prieisim, tik prieš tai labai norėčiau padėkoti visiems, kurie šiuo metu jau yra užsiprenumeravę šitą kanalą, o kas dar nėra to padaręs, tai būsiu labai labai dėkinga tiesiog, jei paspausit prenumeruoti. Nes kuo daugiau žmonių tai padarys, tuo mes plačiau galėsim išeiti į pasaulį ir tuo daugiau žmonių išgirst išties labai naudingos informacijos. Tai šiandien mūsų tema dalinsis žavi moteris, o pabaigoje pakalbinsiu vaistininkę, kuri pakomentuos šią visą situaciją. Tai su šita kasdienybė, būtent su Alzheimeriu ir senatvinė demencija, susiduria moteris kiekvieną dieną savo kasdienybėje. Ir tai yra išties nelengva ir aš esu jai labai labai dėkinga, kad jinai sutiko pasidalinti savo jautrę šiuo metu situaciją. Labas, Vilija. Labas. Tai tiesiog aš tave vesiu klausimais, ar ne? Ir tiesiog pradedam, ar ne, šią temą. Tavo artimas žmogus tai yra tavo mamytė. Kokia buvo pradžia ir kada pastebėjai, kad su mamytė kažkas vyksta ne taip? Tai kai dar buvau maža, tai vis prisimenu, kad mama labai dažnai sirgdavo. Jinai labai sunkiai dirbdavo, jinai buvo iš 11 vaikų ir vyriausia dukra, todėl reikėjo rūpintis savo broliais ir seserim. Mama viena juos augino, tai sunkiai dirbdavo ir gal mažai, nu ir nebuvo gal tų galimybių pasirūpinti labiau savimi. Tai kai aš buvau maža, jinai mane susilaukė būdama 40, tai būdama apie 50, apie 50 tą amžių tokį labai sirgdavo skrandžio lygomis. Jinai turėjo ir onkologiją skrandžio. Ir vis atsimenu, kad gulėdavo ligoninėje ir sanatorijoje šitą, kad mes gyvendavom kartu su tėčiu labai ilgą laiką, kelis kartus per metus. Vėliau prisimenu, kad sutrikdavo jos kraujotaka ir jinai tiesiog prarasdavo pusiausvyrą ir krisdavo. Nei iš šio, nei iš to. Tai kreipėmės į gydytojus, ten duodavo plečiančių, dar kažkokių vaistų, ir taip gyvenom. Ir vėliau tai prasidėjo, kad, tai pamiršta raktus kokius, tai gal puodą kokį užstačiusi palieka, nes jinai gyveno atskirai, man kiemo yra namelis, kuriame jinai gyveno, tai prisvildavo koks puodas, tai palikdavo dujinę, tai kokį raktą pamesdavo, tai dar kažką Tai tokie buvo požymiai, kuriuos tikrai, labai nekreipdavom dėmesį, tiesiog, senatvė, pamiršau, o tai kam tu čia palikai tą puodą. Ir taip ir tiesiog buvo, bet vieną kartą atsimenu, kad mūsų šeima išvažiavo į vestuves ir jinai liko nakvoti viena. Ir kai grįžau ryte, jinai sėdėjo prie lango, kaip šiandien prisimenu, ir taip žiūrėjo į tolį. Ir labai sunku tada buvo su jie pasikalbėti, nes kažkur tos mintis, jinai nesidžiaugia, kad mes grįžom, jinai nieko nesidžiaugia, kažkur žiūri į tolį ir kažką šneka, ko nelabai ten supranti, apie ką jinai šneka. Tai buvo turbūt pirmas tas ženklas, kad kažkas yra ne taip ir supratau, kad jinai kažką kalba, ko aš negaliu suprasti ir prisiminiau, kai jos tėtis pas mus gyveno, būdamas irgi jis turėjo demenciją ir Alzheimerį.
Tai jisai gulėdavo ant sofos ir sakydavo, žiūrėkit, žiūrėkit, kaip ant lubų vaikšto karvės. Ir ta mintis man sugrįžo kažkaip ir pagalvojau, kad čia kažkas yra ne taip ir kad čia tikrai yra negerai. Ir kada jau, nu, tie požymiai stiprėjo, tai tada kreipėmės į gydytojus ir ieškojom pagalbos, kad padėtų mums medicina. Taip. Tai vat prie to sekančio klausimo, ar ta tradicinė medicina palengvino situaciją? Nepalengvino. Nepalengvino. Požymiai vis stiprėjo, mama pasidarė, jau iš tos nepaprasto gerumo moters pasidarė piktesnė, greitai labai susinervindavo, nors būdavo visą laiką rami. Pamirždavo, kaip gaminti jau ir maistą ir dėl to nervindavosi ir nebenorėjo nieko gaminti. Ir toks agresyvumas ir apatija ir nemigos buvo baisios ir naktimis jinai, vakarais, kai mes eidavom miegoti, jinai keldavosi ir daužydavo į duris, kad ją išleisti reikia ir jinai nori namo. Ir tada, kai kreipėmės į gydytojus, kokį vaistą ją išrašydavo, jisai jai veikdavo priešingai. Ir paskutinį kartą atsivedu, kai jau tikrai namuose buvo labai sunku gyventi, nes jinai čia viską išversdavo iš tų spintų, iš lentynų. Jinai mus išvarinėdavo iš namų. Ir kai nuvažiavau pas psichiatrą, jinai išrašė tokių vaistų, kad kai aš daviau juos vakare jai, kurie ją turėjo nuraminti, tai jinai tikrąją to žodžio prasme išprotėjo. Jinai viską traukė iš stalčių, jinai viską dėjo ant stalo. Ir atsimenu, jos ranka, kuri buvo ant stalčiaus briaunos, jinai ją uždarinėjo tą stalčių, nejausdama to skausmo. Ir tada aš paskaičiau apie tos vaistus ir dar paskaičiau, kad jie gali sukelti tokį poveikį šalutinį, nors jie yra kaip ir raminami. Ir dar paskaičiau, kad didelė rizika yra insulto juos vartojant. Tada nuvažiavau pas psichiatrą tą ir pasakiau, kad čia dėl insulto rizika didelė ir dėl to, kad tikrai jie mūsų neramina. Tai pasakė, kad nu, tiesiog niekas nesiskundė dėl to. Ir tada nu, tiesiog mes ir nedavėm jokių vaistų jai. Ir taip ir gyvenom. Sunkiausia tai būdavo tada, kai jinai atsiguldavo į ligoninę, papuldavo į ligoninę. Tai pasikeitimas aplinkos tai yra labai visiems turbūt šitiems sergantiems ta liga žmonėms yra labai sunkus pakeitimas aplinkos, nes viskas turi būti taip, kaip turi būti. Jie labai greitai pajaučia, kaip tie maži vaikai, kas yra ne taip. Ir pirmą kartą, kai atsigulė į ligoninę, į sanatoriją, reabilitaciją atsigulė dėl sąnarių, tai po 5 dienų man ją paprašė pasiimti, nes jinai neduodavo tenais miegoti. Kitą kartą, kai atsigulė su plaučių uždegimu, tai tą pačią naktį paskambino 2:30 ir pasakė, kad pasiimkit ją, nes raminamų daugiau negalim duoti, jau sudavė tiek, kiek galėjo suduoti. O jinai vis tiek eina per koridorių, daužo į palatos duris, neduoda niekam miegoti ir ieško manęs. Tai aš ją pasiėmiau 2:30 nakties ir kai jinai grįžo į kambarį savo, atsisėdo ant lovos ir sako, pagaliau aš namie. Tuo kartu ir apsiramino. Tai aš ją vežiau tada 2 savaitės ir leido jai antibiotikus 3 kartus per dieną iki Kaišiadorys. Tai iš paskutinio karto, kai buvo ligoniniai dėl sutrikusios kraujotakos, dėl tokio įtarimo insulto,
Tai ją, Jo, kai paguldė pirmą dieną, tai iš karto paleido. Sako, jūs gydytis galit namuose. Paskui, kai ją parsivežiau ir jinai vėl nukrito, tai tada jau paguldė. Bet ligoninėje gulėjimas tai buvo labai didelis išbandymas mums visiems, nes, nu tai dieną aš ten budėdavau, tai ją prižiūrėdavau, nes jinai eidavo. Jinai pastoviai eina. Bet naktį man neleisdavo būti, nu tai tiesiog ją ten riždavo ir kojas, ir rankas. Mėlynos buvo ir rankos, ir kojos, ir ne tai, kad toj palatoj, bet išveždavo į vienutę, kad netrukdytų kitiems palatoje miegoti. Tai kai parsivežiau iš ligoninės, tai buvo turbūt baisiausios 2 savaitės, nes jinai nepaėjo visiškai, bet norėjo eiti. Jinai visiškai nemiegojo, iš vien ėjo. O ką reiškia ėjo, kad jinai ėjo ir griuvo. Tai reikėjo ją tiesiog vedžiot. Jeigu pasodini ant fotelio, nu, tai jinai vis tiek keliasi ir eina ir griūna. Tai tiesiog aš, nu, tokį šaliką užrišdavau ant krūtinės, kad jinai nors kiek pasėdėtų, kad aš galėčiau kur nors nueiti, ten kažką ar valgyti padaryti. Ir, ir naktį jinai, jeigu ją paguldai, tai jinai iš vien spardydavosi. Spardosi, keliasi, spardosi, keliasi. Tai buvo tokios, nu, kokių 1 savaičių, tai tokios nemigos ir tikrai buvo labai sunku. Ir iki šiol aš gal tų vakarų ir dabar dar bijau, ar jinai miegos. o kaip Vilija prieit tą kelią, kad tradicinė medicina matai, kad nepadeda. Bet prie šito kelio kalbu, kad mamytės mitybą pradėjai papildyti natūraliomis maistinėmis medžiagomis. Kaip va šitas atėjo suvokimas ir pagerėjo situacija kažkiek? Nu, tai taip, tai vienintelis jai raminamasis, tai yra lecitinas. Ir kai jo neturiu, labai greitai suprantu, kad jo neturiu. Iš karto pasidaro neramesnė, iš karto nori eiti namo vis. Ir vienintelis vaistas, galiu pasakyti, tai yra lecitinas. Nu, šalia kitų aš jai viską duodu. Duodu amino rūgštis, duodu baltyminius kokteilius pusryčiams, duodu kofermentą, duodu tregėrimą, omega-3 riebiąsias rūgštis. Ir kadangi sunkiai jinai praryja dabar, tai duodu vaikiškus vitaminus kramtomus. Tai tiesiog paberiu jai čia ant stalo, tai jinai per dieną juos ir sučiupia, sukramto, jai patinka. Ginkmetį irgi vartojam. Nu. Ir aš matau, kad kokį poveikį duodavo vaistai ir atvirkštinį tokį poveikį ir ką duoda šios maistinės medžiagos, kur labai akivaizdžiai matosi. Labai akivaizdžiai matosi, jeigu jų nevartojam. Iš karto pasidaro pikta, nervinga, nenori nei eit gultis, nei tiesiog ir agresyvi pasidaro vėl. Tai tikrai labai pasijauti. Jaučiu skirtumą akivaizdžiai. Iš tavo pasakojimų tai tikrai labai jaučiasi, kad artimiesiems yra ganėtinai labai sunku turėti tokį artimą žmogų tokioje būklėje. Kaip tau pačiai, kaip tu pati sau padedi?
išlaikyti tą sveiką protą, energiją, taigi šalimais vyksta ir visas gyvenimas dar. Kaip tu save tiesiog stiprini, gal taip paklausčiau. Tiesiog labai padeda ir pati šeima, ir vaikai padeda. Ir labai sunku suvokti, kad tavo mama pradėjo mąstyti kitaip, negu kad turi mąstyti. Jinai važiuoja vakarais namo susidėjus tuos krepšelius ir aš jai įrodinėju, kad čia namai, o jinai sako, kad aš noriu namo. Ir tada man padeda sūnus ir sako, sėskis močiutė, lauk autobuso, tuoj atvažiuos. Ir aš suprantu, kad reikia, nesiginčyti, bet įeiti į tą jos pasaulį. Ir kartais, kai ten jau jinai nemiega, aš prie jos sėdžiu, ateina dukra ir sako, aš su ja pagulėsiu. Ir jie truputėlį ramiau į tai žiūri. Ir nesinervina ir tiesiog ta ramybė ir jai persiduoda. Aš anksčiau, ir dabar, aš greitai supykstu, nes vis dar negaliu priimti tai, kad jinai yra kitokia, negu kad buvo. Ir kaip jinai nesupranta. Tai čia labai padeda vaikai iš tikrųjų. Jie ją supranta ir kai mato, kad aš jau išeinu, o taip iš savęs, tai jie perima tas vadeles į savo rankas ir su ją kalba. Ir kas jai patinka, tai patinka skaityti didelėm raidėm, kas parašyta. Jos šeima, jos broliai seseris, jos vaikai, anūkai surašyti ant lapų ir mano vaikai jai surašo didelėm raidėm, tai jinai skaito, jai labai patinka skaityti. Ir jeigu aš išvažiuoju kažkur, aš jai ant lapų parašau, aš išvažiavau, būk namie. Ir ant kiekvieno stalo palieku šitus raštelius ir jinai eina po namus, jos skaito ir jinai žino, kad aš to įgrįšiu. O tai irgi padeda, tos pačios maistinės medžiagos, padeda knygų klausimas ir bendrystė su žmonėmis ir mėgiamio veikla. Tai čia yra tokia atsvara ir kai tu kažką tai darai, kas tau labai patinka, tada tavo ir požiūris į tai yra kitoks ir tu su didesnė meile gali pasirūpinti. Ačiū, Violeta. Dabar šiai minutiai, vėliau dar tave pakalbinsiu. Labai labai dėkuoju už tavo pasakojimą. Dabar norėsiu pakalbinti Eglę, vaistininkę, kas iš klausytojų dar nežino, tai yra vaistininkė, kuri jau 20 metų dirba vaistinėje ir apie 16 metų skaito įvairias paskaitas visoje Lietuvoje įvairiais sveikatos klausimais. Ir taip pat asmeniškai konsultuoja būtent maistinių medžiagų pagalba, kaip galim pagerinti sveikatos būklę. Šiuo atveju taip pat ir pati Vilija kreipėsi pas Eglutę pagalbos. Tai labas, Egle. Labas, Andžela, labas, Vilija, sveiki visi klausytojai. Tai Eglutė, aš tiesiog tada pirmą klausimą norėčiau užduoti tokį. Tai kokios maistinės medžiagos padeda palengvinti Alzheimerio būseną, ar ne? Ir kodėl jos turi tokią įtaką? Tai prieš atsakydama į tavo klausimą, noriu paantrinti Vilijai, kad viską, ką jinai kalbėjo, viskas buvo išgyventa. Ir taip išjaučiau, kad tu pasakoji, nes man taip artima, nes aš susidūriau su močiute, kuri man buvo kaip antra mama, nes mes turėjom labai labai didžiulį ryšį, mes pas ją augome vasaromis. Ir ji buvo mokytoja, labai protinga, išsilavinusi moteris. Ir vieną dieną nutiko taip, kaip tu pasakoji dabar viską, Vilija. Ir iš tikrųjų nenoriu visko atkartoti, bet keletą tokių momentų pasakyti.
kad toje situacijoje, sakyčiau, galbūt ne tam žmogui yra blogiausia ir baisiausia, kuris turi tą Alzheimerį ir demenciją, nes, nu, kaip iš tikrųjų čia abu dalykai, nes Alzheimeris tai yra tokia kaip savotiškai demencijos rūšis. Ir sunkiausia, man atrodo, yra tam namiškiui, kuris būna kartu. Nes tu matai kūną, tu turi kūną šalia savęs, tą brangų žmogų, patį brangiausią, bet jame nebėra žmogaus. Atrodo, kad iš jo sielą kažkas pavogė. Tiesiog yra vaikštantis, funkcionuojantis fizinis kūnas, bet be žmogaus. Ir mes irgi keletą metų slaugėm močiutę tokioj situacijoj. Pradžioje tai buvo labai labai baisu. Tiesiog neišpasakytas skausmas visiems. Atrodo, kad visi iš proto kraustomės, o ypatingai mama, nes jinai su jie gyveno kartu. Mes su jie pabūdavom epizodiškai, nes gyvename kaiminystėje. Kaip atpažinti, gal sakykime, tą Alzheimerį dar tiesiog norėčiau, ko negirdėjau, kaip atpažinti, kad žmogus pradeda elgtis kitaip negu visada elgėsi. Ir tai labai labai pasireiškia ant jo, būtent nervinės sistemos, patampa dažniausiai tie žmonės piktesni, agresyvesni, priekabesni, nebūtinai vagina, nors kitus, ta prasme, kad tu čia pradėjai vogti, taip, tai labai dažnai pasitaiko, bet gal, sakykime, pradeda keistai elgtis, kad pavyzdžiui, kaupti daiktus pradeda namuose, jeigu vieni gyvena prie konteinerio, eina ir velka viską į namus, gali, na, tiesiog jau čia raktai, tai čia ir jaunystėje tuos raktus pametam, bet ta agresija, tas kaupimas daiktų, tas vaginimas kaimynų, kad čia atėjo kažkas, pasakoja nebūtus dalykus, kad kažkas pas juos vaikšto, jau galima įtarti, kad jau prasideda šita liga. Ir labai svarbu yra ne tik tai tuo žmogum pasirūpinti, bet ir save nepamiršti, savim labai pasirūpinti, nes jeigu nepasirūpinsim savimi, tai tas, kas slaugo, tai tiesiog būsime, jau nešnekant, kad per fizinę sveikatą kirs, bet iš tikrųjų mums pritrūks kantrybės ir nervų su tuo žmogum, kaip ir Vilija paminėjo, kad ramus bendravimas iššaukia ramų bendravimą. Pyktis iššaukia tam žmogui pyktį, bet kaip tu gali išlikti ramus, kai tavo nervai yra jau pakrikę ir kai yra viskas laikosi ant siūliuko. Tiesiog tu savęs nekontroliuoji ir save po to nusiplaki, nes tu supranti, kad tu negerai darai, bet gerai daryti nebeišeina, nes tiesiog jau pritrūksta tam jėgų. Ir labai smagu, kad įsitraukia visa šeima, bet yra žmonių, kurie neturi tos šeimos, to palaikymo, vaikų, vyrų ar ne, ir artimųjų, ir yra vieni su tais savo artimaisiais, dažniausiai tėvais. Tai kodėl žmonės būrėsi į grupės, į bendruomenės, na tarkim, yra ir Alzheimerio grupės ar ne, ir tos pačios cukrinio diabeto grupės, autizmo grupės, na įvairių tų grupių turim. Tai tam, kad žmonės būrėsi, kad bendraminčių sutikti, kad nebūtų jie vieni su ta problema, kad tuos skausmu pasidalintų, kad atsiranda žmonių, kurie supranta tą tavo būseną. Ir viena turbūt iš priežasčių, kodėl mes su Vilija turim labai stiprų ryšį ir viena kitą labai branginam ir mylim ir bendraujam ir labai esam artimos draugės, tai turbūt viena iš priežasčių ir yra, kad mes abi suprantam viena kitą. Man jau tai buvo praeitį, o jai tai yra dar vis dabartis. Tai pereinant prie maistinių medžiagų, tai aišku, aš visada norėčiau akcentuoti pirmiausia tai, kad reikia nelaukti, kol tai atsitiks.
Ir jeigu jūs dar turit sveikus, protingus tėvus be Alzheimerio, nu, tiesiog, kad nelaukit, kol tai atsitiks, kad maistinės medžiagos ypatingai reikalingos dar kol neatsitiko. O jau kai atsitiko, tai reiškia, mes galime tik tai pristabdyti progresuojančią tą ligą, sušvelninti, pamažinti kažkokius simptomus, bet mes jos nebeišgydysim. Bet jeigu mes nelaukiam ir užsiemam prevenciją, tai tada galime išvengti. Na, bet jeigu jau nutiko, ar ne, pražiopsojom, nutiko, tai į ką reikėtų, gal sakykime, pačios svarbiausios medžiagos maistinės. Tai taip Vilija paminėjo, iš tikrųjų, lecitinas, tai yra gerieji riebalai, kurios sudėtyje yra cholino ir inozitolio. Tai yra medžiagos, kurios pripildo mūsų smegenų ląstelių membranas. Tai yra medžiagos, kurios padeda skaidyti riebalus iki riebių rūgščių, o jos taip pat pripildo membranas, smegenų ląstelių membranų. Taip pat pagerina nervinių impulsų sklidimą, veikia raminančiai, bet nemigdančiai, nuramina protą, ta prasme, tą tokį, pasakysiu paprastai žmogiškai, detonuoja visas bombas, visas užminuotas bombas, tiesiog jas detonuoja, išminuoja, nes tas žmogus yra aplinkui, tas, kas jį slaugo, jaučiasi toks, atrodo, kad jau atrodo, tuoj susprogs kažkas viduj. Įsivaizduokit laukinį paukštį, kurį radote lauke sužeistą, parsinešėt ir uždarėte į kokią dėžutę arba į narvelį. Laukinį paukštį. Kaip jisai elgsis? Jisai trankysis, daužysis, atsitrenks, dar labiau susižalos ir dažniausiai užsimuša. Jie žūsta iš streso arba tiesiog iš susižalojimo. Tai tas, atsiprašau, Alzheimeris, vat būtent ir yra tokia liga, kada padaro iš to naminio paukštelio, padaro laukinį, nu tokį, kur nesiorientuoja, nesupranta ir atrodo jam viskas svetima ir kaip vat Vilija sako, tas pakeitimas aplinkos, bet jam dažnai atrodo, kad jis yra tas žmogus kitoje aplinkoje, kad ne namie, nes nesuvokia jisai, kur jisai randasi. Tai ir jisai tas pasidaro toks laukinis, besitrankantis, besidaužantis ir be galo didžiuliame strese esantis žvėrelis, paukštelis ir, žodžiu, tas lecitinas labai tą būseną sušvelnina. Taip pat pridėčiau omega-3 riebiąsias rūgštis kaip priešuždegiminės medžiagas, aišku, ir taip pat nerviniai sistemai reikalingos, raminančios medžiagos, gerinančios visą kognityvinę smegenų funkciją, tai reiškia ir atmintį, ir tą visą mąstyseną. Ir kartu tie gerieji riebalai, jie dar sinergiškai veikia. Taip pat mažina uždegiminius procesus. O tokiame vyresnėme amžiuje uždegiminiai procesai, jie yra ypatingai pavojingi, nes jie dar labiau veikia neuronus naikinančiai, kada yra uždegiminis fonas. Taip pat antioksidantai, tokie kaip polifenoliai, ką Vilija paminėjo, tresultis, kad duoda, ar ne, tai yra labai stiprus polifenoliai, tai jie sušvelnina tą smegenų oksidaciją, tą oksidacinį stresą, ko pasėkoje naikinamos yra dar smegenų jungtis, kraujotaka bloginama dėl oksidacinio streso ir tai gali pasibaigti mikroinsultais, kraujotakos sutrikimais, va tais tokiais, žodžiu, sąmonės netekimais. Tai polifenolių, stiprus polifenoliai, stipri sudėtis, koncentruoti polifenoliai, jie labai labai irgi pasitarnauja. Ir B grupės vitaminai, ypatingai norėčiau išskirti B12 vitaminą, kuris su amžiumi ir taip blogai įsisavinamas dėl vidinio faktoriaus trūkumo. Su amžiumi jo sintezuoja skrandžio gleivinė vis mažiau ir mažiau. O B12 tai yra mūsų neuronų, tų, kaip sakyt, kojelių mielino dangalo susidarimui reikalinga medžiaga. Ir nervinis impulsas, kad sklistų taip kaip mašina, kad važiuoja per asfaltą, taip tolygiai, ir tam reikalingas B12.
tam reikalingas nepažeistas mielinas. Ir kada trūksta B12, tie nerviniai impulsai sklinda taip, kaip mašina, kad važiuotų per duobėtą kelią, per kokį žvyrkelį, tokį jau gerai sunešiotą. Tai tiesiog vėlgi turi tai didžiulę įtaką nervų sistemai. Aišku, nepamirštame ir D vitamino, kuris yra natūralus antidepresantas, priešuždegiminis vitaminas. Taip pat reikalingas ir smegenų veiklai pagerinti visas kognityvinės funkcijas. Dar išskirti reikėtų ir magnį, kuris atpalaiduoja ir raumenis, ir nervų sistemą, reikalingas vat ir tam miegui, nes labai dažnai sergantys Alzheimeriu sumaišo tą dieną su naktimi. Dieną snaudžia tokie žmonės, o naktį jie būdrauja. Jiems tiesiog susimaišo viskas. Ypatingai norėčiau išskirti dar dvi medžiagas. Tai yra kofermento Q10 ir amino rūgštis. Nu, amino rūgštis tai jau būtų kaip polimedžiagos, tai nėra viena amino rūgštis, tai yra daug amino rūgščių turi įtaką. Tai jeigu kalbant apie Q10, tai yra fermentas, kuris dalyvauja energijos gamyboje. Ir būtent daugiausia kofermento Q10 sunaudoja smegenys ir širdis. Galim sakyti, 25% viso kofermento Q10 sunaudoja smegenys ir 25% širdis. Tai tie du maži organai sunaudoja net 50% viso Q10. Ir bėda ta, kad to Q10 sintezė nuo 50 metų ima sparčiai lėtėti, nuo 70 metų drastiškai mažėti ir jau su kiekvienais metais jo gamyba vis mažėja. Galima sakyti, lieka, viskas dar priklauso ir nuo fizinio aktyvumo, ir nuo mitybos, nuo žalingų įpročių, nuo vaistų vartojimo. Jeigu žmogus vartoja statinus, vaistus nuo cholesterolio, tai kofermento Q10 sintezė organizme užblokuojama. Jeigu rūko žmogus, taip pat užblokuojama. Bet dabar tiesiog, galbūt, nežinau Vilijos mamos atvejo, bet labai daug žmonių vartoja vaistus nuo cholesterolio, tos vadinamus statinus. Ir būtent tas statinų bumas, tas vartojimas besaikis ir tas cholesterolio reguliavimas priveda ir ateityje dar labiau prives prie šitos siaubingos tragedijos, prie Alzheimerio skaičių augimo, nes jeigu pasižiūrėti statistinius Amerikos duomenis, tai Alzheimerio augimas proporcingai kyla su statinų vartojimu. Tai yra tragedija ateities. Ir Q10 tai yra mūsų smegenų, kaip minėjau, viso organizmo energija, bet ypatingai smegenų energija, kad susidarytų nerviniai impulsai, kad jie sklistų, kad veiktų smegenys, kad jos dirbtų, funkcionuotų tinkamai, tam reikia ypatingai Q10. Tai žodžiu, ir didesnių dozių reikia. O amino rūgštys tai yra baltymų dalys. Jos reikalingos yra neuromediatorių susidarimui, tai mes dažniausiai žinome tuos neuromediatorius kitaip žmonės paprasčiau vadina. Tai yra laimės hormonas, serotoninas, miego hormonas, melatoninas, pasitenkinimo hormonas, dopaminas ir visi kiti. Tai tie neuromediatoriai yra reikalingi taip pat mūsų smegenų funkcionavimui, visom tom išvardintom funkcijom, ir be amino rūgščių, tiesiog jie nesusidaro. Ir ką labai paminėjo Vilija pačioje pradžioje, ir tai yra be galo svarbu, tai yra, kai klausai, kada prasidėjo, ir Vilija pabrėžė, kad mama turėjo problemų su skrandžiu, su virškinimu. Tai iš tikrųjų viena iš priežasčių, dėl ko išsivysto Alzheimeris, tai yra sumažėjęs skrandžio rūgštingumas. Tai yra skrandžio rūgšties pH netinkamas. Tiesiog per silpna rūgštis, per praskiesta rūgštis. Ir arba skrandžio uždegimas, gastritas, arba kitos problemos, erozijos ir taip toliau. Ir taip vėlgi mes atrodo, nežinome gal ar ne, ir nepasigilinę esam, ir iš tikrųjų visko ir nežinosi,
Bet aš noriu pasakyti labai svarbią informaciją. Žmonės, kurie turi su virškinimu problemų, kurie turi žemą žodžiu, žemas rūgštingumas, tai reiškia pH 4,5, tai yra didelis, o per stiprus rūgštingumas yra pH 1, tai va atvirkščiai reiktų, ar ne? Kai žmonės galvoja žemas rūgštingumas, tai jie galvoja, kad pH mažas, tai čia yra kitaip, bet čia yra kita tema. Bet kalbant apie, kad žmonės, kurie turi netinkamą rūgštingumą, per daug praskiestą tą rūgštį, žmonės, kurie vartoja vaistus nuo skrandžio rūgštingumo, tai yra tie visi omeprazoliai, pantoprazoliai ir visi kiti protonų siurblio inhibitoriai, tai jie eina tiesiu keliu, dar statinus pridėkim, tai eina tiesiu keliu į Alzheimerį. Ir aš kaip vaistininkė pasakysiu, masė pagyvenusių žmonių vartoja omeprazolius ir visus kitus protonų siurblių. Masė čia yra baisiau negu baisu iš tikrųjų. Koks yra vartojimas šitų vaistų. Ir susimažina savo rūgštingumą dėl to, kad kyla refliuksas ir jie galvoja, kad reikia mažinti rūgštingumą. Iš tikrųjų, refliuksas vyresniam amžiaus žmogui kyla dėl per mažos rūgšties, per silpnos rūgšties. Žmonės nusipjauna šaką, ant kurios sėdi ir eina tiesiu taikymu į Alzheimerį. Nes mažas rūgštingumas tai reiškia baltymų deficitas. O baltymų deficitas tai reiškia neuromediatorių deficitas. Mažas rūgštingumas tai reiškia visų mineralų praktiškai deficitas. B12 deficitas. Ir jeigu vėlgi viską suma sumarom sudėjus, tai vėl matom, kad tų medžiagų įsivysto deficitas, kurių trūkumas lemia būtent demencijos ir Alzheimerio progresavimą. Tai viską, ką Vilija vartoja ir turiu galvoj, ką duoda savo mamai, tai yra viskas labai gerai. Ir taip ir toliau iš tikrųjų, nes kito kelio nebėra. Ką norėjau paantrinti dėl vaistų, tai iš tikrųjų pasakysiu žiauriai, net nežinau, vis tiek šitas įrašas pasileis turbūt plačiai, truputį ir nedrąsu sakyti, bet pasistengsiu labai neišsiplėsti. Dėl ko rašomi vaistai tokiem žmonėm, dažniausiai dėl ko? Žinote, pasakysiu savo nuomonę, čia mano nuomonė. Dėl to, kad visiems aplinkiniam būtų lengviau. Kad žmogus gulėtų, kad žmogus nepaitų, kad žmogus miegotų, kad žmogus mažiau šnekėtų, kad žmogus būtų prislopintas, kad mažiau erzintų kitus. Tie vaistai negydo. Tie vaistai tiesiog slopina, migdo. Jie negydo Alzheimerio. Bet kai kuriem žmonėm jie veikia priešingai. Tai, taip yra, kad vaistai nuo vėžio šalutinis poveikis sukelia vėžį. Kitoj vietoj vaistai nuo rūgštingumo mažinimo, ar ne, jie sukelia tai, kad skrandžio gleivinė pradės pati mažiau gaminti tos rūgšties. Migdomieji vaistai gali sukelti nemigą, antidepresantai gali sukelti depresiją. Taip yra, taip yra. Tai iš tikrųjų ir mano močiutei dauguma tų vaistų sukeldavo net šizofreninius priepuolius. Ir agresiją. Tai, tiesiog rezervuotai papasakojau, bet vėl grįžtu prie to, kad reikia žiūrėti savęs ir patarimas visiems, ne tik Vilijai, kad kibkitės vieni kitų, eikite į bendruomenės, kuriuose būsite suprasti, kur tiesiog galėsite išsišnekėti, nes ir išsikalbėti yra labai svarbu. Patys savęs nepamirškite, vartokite maistinės medžiagas. Ir tikiuosi, kad ta informacija, kurią išgirdot, pasitarnaus, palengvins tą gyvenimą visiems. Tai žinau, kad visko dar nepasakiau, bet iš tiesų turbūt pasakiau
tai, kas buvo širdyje. O jeigu dar kažką, Andžela, papildyti reikia, tai tu jau klausk. Žinok, aš tavęs klausiausi, tikrai dar buvau čia vieną klausimą pasižymėjusi, bet atrodo, kad tikrai nieko nebereikia papildyti. Taip, jau viską išsamei papasakojai. Ir su savo net asmeninė patirtimi aš tiesiog dar norėčiau priminti klausytojams, nes gavau iš tikrųjų klausimą, o kaip su tavimi, Eglute, reikėtų susikontaktuoti. Tai manęs klausia, kaip vedamos tavo asmeninės konsultacijos, tai trumpai pasakysiu tiek, kad kaip jūs pageidaujat. Jeigu gyvai, tai tiesiog žiūrim, ar arčiau gyvenat mūsų, kur mes gyvenam ir galim susitikti. O dažniausiai tai vaizdo skambučiu, kas yra visiems prieinama, net ir gyvenant toli ir kitoj šaly. Tai čia tiesiog norėjau papildyti vienos klausytojos klausimą. O visą informaciją dėl asmeninės konsultacijos, jeigu norėtumėt su pačia Eglute, tai yra po video nurodytas elektroninis paštas, parašykit ir tikrai viską suderinsim. Tai pabaigai norėčiau dar pakalbinti Viliją ir greičiausiai panašiai ir Eglutei. Dar užduosiu šitą klausimą. Vilija, ką norėtum pasakyti žmonėms, kurie yra dabar šioje situacijoje kaip tu, turintis artimą su šia diagnoze? Tai žinutė pirmiausia yra tokia, kad būti ne vieniems ir pasidalinti, būti bendrystėje, bendruomenėse, pasidalinti ir tada tiesiog lengviau užsiimti mylimą veiklą ir nebijoti paprašyti pagalbos. Ir paskutinė žinutė, tai rūpinti savimi, nes kai grįžom su mama iš ligoninės ir kai čia tas porą savaičių jinai, va taip visi ją vedžiojom, dukra vyriausia pasakė, pasakyk, kad tau taip nebus. Ir tada supratau, kad aš turiu rūpintis, kad man taip nebūtų. Nes mano sesė, kai mirė, jai buvo 65 metai ir atsimenu, kai gydytoja, jos priežastis mirties buvo kitokia, bet gydytoja pasakė, kad smegenyse aptikome mažų demencinių tokių žydinukų. Mes nieko apie tai nežinojom, sesė nežinojo, nieko nesimatė, bet gydytoja tai pasakė ir supratau, kad reikia rūpinti savimi šiandien, kad tu netaptum našta ateityje kitiems. Ir rūpinti savimi dar todėl, kad ir galėtum pasirūpinti kitais. Nes, kai ta atmintis dingsta, meilė vis tiek išlieka. Labai labai dėkoju, Vilija. Eglute, ar norėtum ką nors dar pridurti? Nes turi ir savo... Iš ties, atrodo, jau viską pasakiau, bet net pati neįsivaizdavau, kad šitas video, šita tema taip viską manyje iškels. Taip viskas atrodo kaip vakar, visi tie prisiminimai. Bet aš noriu pasakyti, kad su tuo žmogum artimu elkitės ne kaip pagal tai, koks jis dabar yra, bet visada prisiminkit, koks jis buvo. Kad jis nusipelno jūsų švelnumo, jisai nusipelno jūsų dėmesio, nes jis nekaltas, kad jam tai nutiko. Ir jeigu jis galėtų pasirinkti, jis tikrai nepasirinktų dabartinės situacijos. Nes mano močiutė buvo tiesiog tobulas žmogus, tobula močiutė. Jinai buvo tobula moteris, tobula mokytoja, švelni, visus mylėjo ir jinai nenusipelno, kad mes ant jos pyktumėm. Bet kaip minėjau, protas sako vieną, bet neina susivaldyti. Bet aš visada tokiu atveju prisimindavau vieną filmą. Gyvenimas yra gražus.
ten aišku, filmas buvo ne apie Alzheimerį, ten buvo apie būtent tą genocidą žydų. Bet man labai priminė tą situaciją, kai aš žiūrėjau su močiute, kad tik tai, kad vietoj močiutės ten buvo mano įsivaizdavime tas vaikutis, su kuriuo tėvas tame konclageryje elgėsi taip, kaip kad nuliktis jie pakliuvo į tokį žaidimą. Ir viskas buvo per juoką. Tai aš visada prisiminusi tą filmą irgi su močiute pradėdavau elgtis taip, kaip va tame filme, kad kaip ir Vilija pasakojo. Aš su ją ir autobuso laukdavau, ir jai į rankinuką dar net bilietų pinigų įdėdavau. Ir jeigu jinai paklausdavo ten kokį klausimą juokingą, aš priimdavau kaip, aš atsakydavau ten pavyzdžiui kažką ar ne, tai kada čia ateis ten kokia nors ten kaimynė vardą kokį nors paklausdavo, sako, turėjo jau ateiti. Tai sakau, jo, sakau, už 5 minučių jau bus čia, nes už 5 minučių jau jinai nebeprisimins. Ir visada va taip įsijausdavau ir nesakydavau, ką tu čia nusišneki, čia jokio autobuso nebus, čia juk nieks neteis, čia jokių karvių mes nelaikom, nes irgi jinai kambarį pradėdavo matyti ir gyvūnus, ir kažkokius jau žmonės, kurių nebėra. Ir aš visą laiką pasisveikindavau net su tai žmonėmis, sakydavau, va, žiūrėk, čia atėjo tas, sakau, labą dieną, sakau, prisėskit. Aš net įsijausdavau ir aš iš tikrųjų raginu visus, būtent, kad ir patiems stogas nenuvažiuotų, ne tik maistinės medžiagas gerti, ne tik bendruomenę, ne tik į bendruomenę kažkokią prisijungti, kuri tave tiesiog globos ar ne, ir saugos ir taip toliau, bet kad ir, tiesiog pačiam, pažiūrėti į tai, kaip, kaip į tą žaidimą, tą filmą būtinai pažiūrėkit. Ir aš kiekvieną kartą, kai apie tai pagalvoju ir pasižiūriu savo mamą, aš jos nesu paklausus, mama, ar tau taip nebus, bet aš esu 1000 turbūt ar dar daugiau kartų pagalvojus apie tai. Ir meldžiu Dievą, kad taip nenutiktų. Nes turbūt mano gyvenime, man atrodo, kad nieko baisiau nėra nutikę nei šita patirtis. Labai, labai, labai Jums dėkoju. Tu, Eglutė, dar užsiminė apie bendruomenę. Tai iš ties visada mes ir kviečiam ne tik tas asmeninės konsultacijas dėl fizinės sveikatos, bet ir palaikymo. Tai jeigu jūs neturit to palaikymo, neturit kaip Vilija šeimos, esat vienas ir baigėt tiesiog pats jau išprotėti, graudinuos ir aš, tai kviečiu tikrai jungtis prie Nelai bendruomenės. Tai yra labai, labai stipri jėga, kaip iš šio video šiandien galėjote pamatyti. Mes joje esame ir labai daug žmonių joje yra. Ir tas palaikymas, ėjimas kartu labai, labai duoda stiprios jėgos. Labai. Tai dar kartą labai dėkoju Vilijai, Eglutei, klausytojams. Tegul nueina šitą žinutę visiems, kam labai jos reikia. Iki sekančių.